Labas rytas. Iš Alezundo. Šiandien trečiadienis. Kuri diena? Kuri diena? 24 gal? 24. Sakykime 24. Oi, lyja. Lyja. Žinokit, šiandien lietutis pila. Mes pusryčiausim. Ir dabar šiandien visą dieną ilsėsiuos, nes ne vienos dienos nesilsėjau nuo tada, kada išėjau atostogų. Kitas 2 dienas irgi parbūsime čia, kadangi pačioje šiaurėje ateina audra, kuri tęsis 2 dienas ir kabina patį kraštą. Tai va, tai būsim Alezunde. Kitas dalykas, dar aš čia noriu pabūti kelias dienas dėl to, kad noriu jums pafilmuoti reportažų. Čia yra mokslininkų toksai miestelis, bet turi kuro, vandens, šiaip tai čia viskas, kaip sakyt, šiuolaikiška ir panašiai. Tai va. Tai šiandien ilsėsimės, pusrytėliai yra gaminami. O, biški bardakėlis. Miegojau šiąnakt ant šitų kailių. Nu, žinokit, fantastiškas miegas. Taip šilta, kažkaip tai niekad nesam miegoję. Tai va, nu ką, pavalgom ir dar aš jums parodysiu vaizdą į lauką šiandien. Kaip atrodo lauke viskas. Lauke vaizdas toks. Prisišvartavę prie šitos dar jachtos. Jie žadėjo lygtais išplaukti 10, bet niek čia neplaukė niekur. Jachta Polaris, jau mačiau, išlipo žmonės buvo, sveikinamės jau. Nu, niurumėlė tokia. Tik tai savo šiltai laivelį dabar sėdėt, pusryčiaut, vartyt jūrlapius, šiek tiek apstos. Aš abejoju ar apstos, debesis panašu, kad visą dieną lis. Bet vis tiek, kad ir per lietų eisim pasivaikščiot. Eisiu jūrlapius pastudijuot. Už 60 jūrmilių 80 šiaurės platuma. Reikės kažkaip ją kirst. Elektroninių, kaip minėjau, nėra. Tai va, einam pusryčiaut. Morning! Su kaimynu ką tik pašnekėjau, prie kurio laivo esam prisišvartavę. Sako, va, už 300 metrų, sakė, mešką ką tik sutikom, tai sakė, greitai, kad atsitraukiam. Eisim į miestą, tai būtinai jau pasimsim jau, ką reikia. Tradiciškai pusryčiai, košytė, kiaušinis, kedro riešutai, mėsytės vytintos. Aš tai veganiškai šiandien. Žinai, veganiškai kažką valgo. Batonas mėnesio laiko kaip šviežias. Gerai. Išėjom trupučiuką pasivaikščiot. O, mūsų laivelis. Atplaukė kruizas į Alezundą. Einam į vietinę parduotuvę pasižiūrėti, ko jie gero turi. Viską, o merginas. Panas čia žinotų, kad čia ką tik meška buvo. Nu, jeigu žinotų, kad... Kaip jos čia bešokinėtų. Visi aprengti raudonai, gražiai. Atvažiuoja, pabūna kelias valandas, apžiūrinį Alezundą kaip istorinę vietą tokią. Ir plaukia atgal. Gidai aprengti skirtingom spalvom, stovi visose Alezundo kampuose, sudaro perimetrą, kad kažkur tai žmonės nenugrybautų, nes, kaip minėjom, ryte buvo meška. Prie pat mūsų laivo. Plaukia į kitą pusę. Parduotuviai reikalinga nusimauti batus atėjus. Niekas šią valymo darbais neužsiema. Nėra bachilų, ne? Bardoškė kokia. O, prašau, žiūrėk tavo. O, dekučiai. Kaip atrodo šiauriausia parduotuvė. Suvenyrų tokia krautuvėlė. Kailiai. Senasis Alezundo paštas. Tai pažiūrėkime. Tai palauk, čia gal. Aha, norėtų. Ai,
Ai, čia kažkokios dėžutės gal. Vyksta vakarienės gaminimas. Baravykai dzūkiški, svoguniukai. Ir kas dar čia bus? Darysim spagečius su baravykų padažu. O taip, šiauriai. Nu, gerai labai. Baravykai buvo džiovinti, tai mes juos išveriam, pamaitinam ir tuoj sėsim valgyti. Gerai. O dabar dar, štai žiūriu, orų prognozės vis. Ne, nepajudėjo, viskas tvarko 22 laipsniai šilumos. Nu, aišku, viskas remiasi į dizeliną. Šildomėsgi dizeliu. Vakarinis reportažas. 9 valandos. Einame šiandien anksčiau ilsėtis, ne 9, jau 10:15. Basta veikia. Perfekto, sutvarkyta viskas, vyksta dar knygų skaitimas. Ir tuoj eisim liulę. Visiems labanakt. Labas rytas. Liepos 25 diena. Ką tik atsikėlėm. Taip, kajutėje dabar yra 8 laipsniai, buvo 5. Jau laukia sujudimas, einam žiūrėti, kas vyksta. O, koks laivas, jau turistai vėl plūsta nuo pačio ryto. Kruizai varo aplink visą Svalbardą. O, koks vaizdas. O, kiek turistų plūsta į miestą. Dažniausiai tai vokiečiai. Iš tikrųjų, vienas laivas, štai čia stovi. Na, o kitas irgi laukia, nuleidęs inkarą. Štai va taip va vyksta čia turizmas pačioje šiaurėje. Aišku, tų laivų nėra daug, tačiau klausiam, kas čia plauks aplink patį visą Špicbergeną. Tai sakė klausimas, greičiausiai, kad neplauksim, nes netinkamos navigacinės oro sąlygos. Tai va, o mes kol kas irgi laukiam ir renkam informaciją apie plaukimą aplinkui. Nes, na, jei jau toks kruizeris neplaukia, tai mes su savo laiveliu irgi čia kažko tai nevaidinsim labai smarkiai. Ir tai jau vietiniai nepatarė mums su šitu laiveliu apiplaukinėti aplink link Nord-Auslandeto, kadangi ten labai daug dreifuojančio ledo, kurio nėra net ledo žemėlapiuose pavaizduota. Tai ką, einam pusryčiaut. Šiandien arba ryt priklausys nuo oro. Paplauksim į tokią salą, kurioje yra tokie nameliai. 100 metų senumo praktiškai. Starlinkas saugiai padėtas. Tikrinsime orus. O pusryčiams bus baravykai dzūkiški su makaronais iš vakar dienos. Labai gerai bus su sūriuku. Na va, ko neprabangus laivas, turintis net savo įgulą ir koką. Kad į mūsų laivą tik tai nepradėtų lipt. Šitokia turistų gausybė. Va taip pavaikšto gidai iš kruizinio laivo. Riba, kai jau prieš išeidamas iš miestelio privalai užsitaisyti ginklą, o kai grįžti jau, vis šonis turi išsimti, vamzdį šautų nukreipdamas į tą kitą vamzdį, kad netyčia neiššautum. Ir jau čia jau yra pavojus, kad meška gali ateiti ir būti reikalų. Ir ten vaikšto jau kažkoks tai gidas, pareina su šautuvu nuo anos pusės. O štai čia tokia kalnų tundra, įvairiausios mokslo stebėjimo laboratorijos. Čia yra telegrafo muziejus, einam pažiūrėsim. Telegrafen. Labai jau romantiško vietelė įsirengė jie čia. Ten irgi kažkokia tai stebėjimo stotis. Toks muziejus. 9.17.29. O Amundsenas. Krosnelės. North Pole Hotel.
Vėl krosnelė, kad šilta būtų, o kaip anksčiau atrodė. Nu, jaukiai atrodo, čia žiemą tarp tų kalnų viskas. Telegrafas. 1926 metais, gegužės 11 dieną, įvyko pirmas transpoliarinis skrydis iš Svalbardo Nialezundo į Naomę, Aliaską. Ir pastatytas 50-mečio proga. Gegužės 14 nusileido Aliaskoje Nomiai. Tai kaip suprantu, per 3 dienas jie nuvyko 5600 km nuskrido. Štai tokiuose namelėse gyvena mokslininkai. Vieni atlieka pirties vaizdą, kiti tiesiog susikrauti kažkokiam tai daiktams. Anksčiau čia visur gyveno žmonės. Nu, labai gražiai atrodo, ypač su vaizdu į kalnus, visi šitie nameliai tokie. Visi vamzdžiai, visi laidai paviršių išvedžioti. Bet padaryta perlipt labai paprastai. Va, viskas iš aukščiau. Senas paštas buvęs, kuris dabar yra kaip muziejus, kuriame išmetėm atvirukus. Suvenyrų parduotuvė. Stalai rašyti atvirlaiškiams, prie kurių prikabinti tušinukai. Ten tolumoje matosi ledynas. Gaila, kad šiek tiek dulksna tokia yra. Nelabai gerai matosi. O šituose namukuose irgi gyvena mokslininkai. Patikrino ką tik pareigūnas mus. Viską, sakė, kad paprašė ginklą, viską, kad patikrintų, vienu žodžiu parodytume. Ir jis ką plaukia toliau tikrinti kitus laivus. Jau per sezoną patikrino 70 laivų. Tai, vienu žodžiu, viskas čia yra labai griežtai, viskas turi būti pagal įstatymą. Nupirkau savo tėčiai megztinį, kad žiemą nesušaltų. Čia jau galima ir pas baltas meškas su tokiu keliauti. Grinai jų firminiai čia siūlai turbūt. Kol dar esama į Aliazundę, plaukiam trupučiuką į ledynus pasižiūrėti, palei ledynus paplaukiat. O koks ledo gabalas atskilęs nuo ledyno. Kokios spalvos yra pats pavojingiausias? Toksai tamsus, pilkas, sakė, juodas.
Tai matot vandenyje, va tokis ledo gabaliukas. Vos matosi. Tai pavargus arba naktį, nors ir poliarinė diena, vis tiek gali labai paprastai užplaukti. Čia taip turi stebėti viską akylai. Kokie ledynai. Atskilę savo jie guli ir negalėtų nuo jų nuleisti akių visiškai. O, koksai eisbergiukas. Ant tokio užsišokti nenorėtų. Aha, galėtų. Vaizdai tai įspūdingi. Artėjam po truputėlį prie ledyno. Turime labai žiūrėti į kelią. Štai ten va priekyje. Plauksim palei visą ledyną. O va štai ten toliau matosi tokia, na sakykim, žalia salelė, kuri yra namukas. Ir aišku, pilna ledų tenais. Kai tik papučia stipresnis vėjas, iš karto ledai yra nešami ir va pavyzdžiui taip kokio įlankoje stovi šalia ledyno, vėjas pasisuka ir tavo pilną įlanką gali prinešti ledų. Pietukų metas išjungiau. Čia tokie dar nelabai stiprus pietučiai. Biškutį, kad šilčiau užkast kažkas tai būtų tokio. Gersim karštos arbatos ir suvalgysim po sasyską, nors Kęstutis tokių daiktų nevalgo, bet čia kažkaip labai mums gerai. Pavalgysim dabar. Mums čia labai gerai einasi. Lipk. Biškį ant dreifą pastovėsim. Svarbiausia lyti kažkokią, tai neatsimuštam dabar labai smarkiai. Dar turime batoniuko, jau lygiai mėnesiukas, bet jokio pelėsiuko, nieko minkštas. Štai batonas tiek privarytas, tai reikia to pilotą imti. Bet dėl to mums gerai. Biškį reikia pavairuoti. Tai dabar mes čia dreifuosim biškučiuką. Gerai. Svarbiausia ten, ne, papultum kažkaip ten tų ledo lyčių. Ten, matot, kai stovi. Kadangi čia laukas, tai reikia greitai valgyti. Jo, reikia greitai valgyti viską. Aš taip pat ašaus. Bandom priplaukti prie ledyno, bet dabar žiūriu visur ledo gabalai. Vos matosi, jie aišku greitai ištirps jau tokie, bet pažiūrėkit. Visur čia visa jūra blizga. Visas fjordas blizga ir mes dabar plaukiam ant jo. Va, taip pat kreipus dėmesį, jie turi matytis, va tokį vandenį, va tas va. Vos matosi, va toliau va ten va. Matot? Ir jų visur čia pilna. Va, visur va šito permatomo tokio, kuris net nesimato realiai. Va. Tokie fainuoliai. Aišku, nesinori stuktelti juos, bet žiūriu, kad čia visa jūra. Va, matot? Vienas. Nu, du. Prašau kokie. Ir čia pilna. Nu, bandysim iki to fjordo, aišku, daplaukti kažkokiu tai būdu, nežinau kaip. Bet visa jūra, visas fjordas. Atrodo, tai įspūdingai. Orelis gerulis. 20 mazgų. Buvo, ką tik. 25 net buvo. Iškiši kamerytę, tai taip. O, kaip pučia fainai. Bandau tarp lyčių pataikyti, vat, galbūt štai ten, vat, matau. Jo, priplaukimas čia sudėtingas toksai. Labai pavojingas. Nu, belia kaip atrodo, žinokit, belia kokio dydžio. Šakės. Jau kruizinis laivas palieka ledynus. Mes plaukiam pasižiūrėti į jo vietą, ką ten matė gero. Po biškutį artėjam prie ledyno. Atrodo įspūdingai. Pažiūrėkit.
Vėjukas tik tai neblogas pučia. Na, įspūdingo dydžio. Įspūdingi ledynai. Taip arti ledyno priplaukėm, kad žiūrėkit, kur mus rodo. Geras. Reiškia, čia anksčiau buvo ledynas, ar ne? Nu, jau mes kažin kur. Gylio kol kas turim pakankamai. Bandysim dar arčiau priplaukti šiek tiek. Kad neužplauktam tų ledų visų, matot. Bandom dar į priekį. O, pradėjo mažėt gylis iš karto, tik tai žiūrim, sukamės iš karto, paliekam šitą nuostabų ledyną. Opa, ir ten, iš kur atplaukėm, ten plauksim palei aną dar pusę. Nu, nėra gylių visiškai, suprantat. Nėra kaip praplaukt prie pat. Galėtume bandyti, bet neaišku, koks šį yra dugnas, suprantat. Vienur gali būti tiek metrų, kitur tiek metrų, gal kokios uolos, dar kažkas, nu, sunku pasakyti. Nes kaip rodžiu, mes esame štai šitoj vietoj. Tai ką aš jums galiu pasakyti? O, matot kur? O čia jau giliai 15 metrų turėjo būti. Tai vat. Nu jo, įspūdingai atrodo. Ana pusė irgi super. Prašau. Gerai atrodo. Nu, neša mėlės iš fjordo, nes priekyje oras baisus, ledai ir dar srovės priešinės. Vienu žodžiu, nešiojo laivą, autopilotas visai nepavairuoja, tai varom greičiau dabar 5 mazgais. 5 mazgais, tai dabar žiūriu kelią, kad kur neįkalt, nes jau 5 mazgais įkalus į kažką, tai jau būtų reikalų, kurių geriau nereikia. Vėjas 12 mazgų į nugarą išskleidžiau burę, tai irgi nepavairuoja visiškai. Nu, ten dangus nelabai gražus. Nesinori papulti į audrą ir tarp šitų ledo lyčių. Bet mes greičiau, nepaplauksim niekaip. Jo, nelabai malonu. Reik greičiau tep mėlės.